Hi to everyone from Vilnius. My name is Aušra Kaziliūnaitė. Šventinis makiažas. Mačiau angelus su automatais rankose. Jie liūdnai žvelgia į grindis oro uostuose ir stotyse, lūkuriavo. Mačiau tėvus siųstus 8-mečius, kurie pribėgę prie žmogaus teisių aktyvistų šaukė. Kikeno. Mačiau vyrus, kurie manėsi esantis tikri vyrai. Ir moteris, kurios manėsi esančios tikros moteris. Susipažindamas vietoj vardo jos sakydavo: esu ta moteris. Mačiau ištuštėjusius kaimus, kertamus miškus, užtvenktas upes ir mažų miestelių bažnyčias veidrodyje. Žirgų lenktynės. Stovykloje žmonių kūnai mėtosi ant arklių mėšlo. Nejuda, bet bėga, bet snaudžia, bet nemiršta. Jei būtų mirę, mes jų gailėtume. Sakytume, kaip žiauru, ten buvo mažų vaikų. Jie verkė dar kelias minutės po to, kai jau buvo sušaudyti. Mums būtų labai liūdna. Mes reikšmingai susižvalgytume, eitume į Maksimą pirkti batono, žiūrėtume serialus, darytume viską, kad tik kuo greičiau tai pamirštume. Namie persistumdytume baldus, kalbėtume apie meną, iš knygos įsirašytume pyrago receptą, vėl kalbėtume apie meną. Bet dabar, kai jie nemirė, kai guli stovykloje tvarte, aptverti tvoromis, kai apsupti kariuomenės tyso ant lenktyninių arklių mėšlo, mes jų nekenčiam labiau nei savęs ir darom viską, kad tik kuo greičiau juos pamirštume. Einame į Maksimą pirkti batono, žiūrime serialus, einame į Maksimą pirkti batono. Iškamša. Vieną dieną prie konteinerio pastebėjau paliktą paukščio iškamšą. Pastebėjau ir pamiršau, bet ji manęs nepamiršo, net ėmė persekioti. Kad ir kur eičiau, kad ir ką sutikčiau, visuomet mačiau nutriušusią paukščio iškamšą. Iš pradžių tiesiog apsimesdavau, kad jos nematau. Lai sau rodosi man kas, nei čiulbėti, nei kirsti snapu vis tiek neįstengė. Bet galiausiai visai suįžulėjo. Ėmė šmėžuoti ne tik viešose erdvėse, įsimaišiusi tarp studentų, klausytojų, praeivių gatvėse, rodydavosi draugų kompanijose, nevengė patupėti ir ant artimųjų galvų. Tada bandžiau gražiuoju. Priėjau ir paklausiau jos, ką čia veikia ir ko nori ta iškamša, bet ji tik nebyliai tupėjo. O tėvas, ant kurio galvos į galop įsitaisė, tik klausiamai pažvelgė į mane. Tėti, tavo galvas paukštis! Sušnibždėjau. Bet jis numojo ranka, suprask, didelio čia daikto. Nuo tada iškamšą jau regėjau ir sapnuose. Net ten negalėjau nuo jos pailsėti. Beveik nebemegojau, beveik nebevalgiau, beveik nebebuvau. Mačiau ją ir toliau. Visada tokia pat sustingusią vienoje pozoje, nebylę, apipešiotą. Man ėmė atrodyti, kad ji šiek tiek šypsosi. Iškamša iš manęs šaipėsi. Priėjau, čiupau ją ir mečiau iš visų jėgų į sieną. Tik pasirodo, ten buvo ne siena, o veidrodis. Tąkart jame pirmą kartą išvydau skrendantį paukštį. Omletas. Ruošiausi kepti omletą. Praskėliau vieną kiaušinį, tada antrą. Trečiame radau murziną berniuką. Sėdėjo be tėvų vienas prekybos centre. Šalia turėjo pasidėjęs dėžutę. Apsidairiau, ar niekas nemato, ir toliau gaminau pusryčius. O kas jei Dievas yra žuvėdra? Visa mūsų istorija, stengdamasi pamatyti, troško nematyti. Mieste kartu ieškojom patvirtinimo, kad šįkart jau visam, kad dabar jau tikrai viskas labai tikra, kad iki grabo lentos, etc. Tiek kartų norėjom aiškių ir apčiuopiamų įrodymų, ko nors konkretaus ir matomo. O kas jei jų yra? O kas jei Dievas yra? O kas jei Dievas yra žuvėdra, į visas pusės pašaipiai kraipanti galvą, ryjanti dar gyvą žuvis ir šikanti ant baltarusių rašytojo? O kas jei Dievas yra apelsinų sultis, kurių galiojimo data ant pakelio nenurodyta,
kurias kažkoks dėdės Stasys nusipirko pusryčiams prieš 6 metus. O kas jei Dievas yra? Tas atletiškas vaikinas, rudomis akimis, tiksliai nurodė savo penio išmatavimus gėjų puslapį. O kas jei Dievas yra? Tik mes jo nepastebime.